pastarąsias 3 dienas labai palijo, pilni kanalai vandens. Na, o mes pasileidę lietuvišką radiją, kad nebūtų liūdna, važiuojame į kalnus. Žiūriu, kada reikia kuro užsipilti, nes atstumas bus apie 60 km į vieną pusę. Dar grįžti gali neužtekti. Sveiki visi, labą dieną. Jo, keliai tai labai subjuro iš po tų lietingų dienų. Tikiuosi, nebus kokių nuošliaužų kalnuose. Nu, nežinau, ar čia šiandien gerai idėja tos kalnus važiuoti. Žinokit, žiauriai atrodo. Bendrai patys matot. Štai ir degalinė. Kiek mačiau, benzinas berods euras 2 centai kainuoja litras. Už 15 eurų įsipilsim. Tai čia gausius apie 16 litrų. Truputį apsirikau su litro kaina. 12 litrų užpylė. Euras 25, ne? Vava, vyva. Jėzau, kad čia neužklimti. Nu, kelelis tai bus ilgas ir tolimas. Daugybė nuošliaužų. Vienos didesnės, kitos mažesnės, bet praktiškai ant kiekvieno posūkio. Kalnuos dainuoja, dainuokit Ana kartu. Pažiūrėkit, koks nuostabus vaizdas. Mūsų pilkas spuogas tapo murzinu spuogu. Jau sustojame truputį perkasti. Prisipirkom vietinio kepimo bandelių. Truputis jogurtuko. Dar karštos. Bet taip grįžau, ne? Nu kur bėgi, nu kur bėgi. Eina savo ir vėl lietus. Iki mūsų numatytos vietos dar liko 27 km, 42 minutės kelio. Kodėl mes pasirinkome Agadyrą, o ne Marakešą? Tiesiog klimato zona šiltesnė. Marakešė būna ir sniego. Kiek domėjausi, tai Agadyre kaip ir nebūna sniego. Left the big city for the simple country life. Found myself a woman that it took for me to be my wife. I was working on the ground come the sun up to sundown. Hey, I'm trying to make a reputation for a man inside this town. Hard as I try, maybe I just can't. Mum iki tikslo dar 14 km, 20 minučių. Vykstame iki gražios vietos, kuri vadinasi Imozer Deida Autanane. Nu, kažkaip taip. Ko jau ko, bet vaizdų iš kalnų šiame filmukyje tai tikrai bus. Pažiūrėkit, kaip gražiai debesis atrodo kalnuose. Bet oras iš karto vėsesnis, ane? Gaivus kalnų. Šalta? Šalta. Reikia ir man apsirengti. Gerai, kad turim tuos vietinius adijalus. Va toksai kaimukas.
parduotuvėlė yra. Kriokliukas. Teko dar truputį pavažiuoti ir dabar einame iki sekančio. Veda mus vietinės. 3 years no arrest, 3 years. 3 years no rain, 3 years. Big problem. Yet too much rain good. In August very hot. 45 degree, 50 degree here. No tourist. No tourist, yes, very hot. Palengva artėjame. Nupurto lietaus lašus, kad nesušlaptų brangus turistai. Little sportive. Tas kopimas, žinokit, nu čia truputis ekstremo, jeigu ką. Sakė, jau nebedaug liko. Sakė, good picture. Pažiūrėsim. Aš sakau, Gitana, kad mums reikia daugiau sportuoti. Nu neblogai, ne? Man patinka. Aš tą laikau koją. Tai pasirodo, esame tame 3 metų stebuklė. Eina savo. Nuostabu. Tikrai labai gražiai atrodo. Super. Bet matau, apačioje yra žmonių taip pat. Tai dabar leisimės žemyn. Turime ir pasiekmes. Labai nesinori tokių dalykų, bet tiesiog rodos ir saugai, ir ranką viens kitam duodi, bet duok ranką. Įsikibai. Ir taip gaunasi. Ateikit ten. Atsargiai akmenys slidūs. Reikėtų gal jo paprašyti, gal leistų pafilmuoti savo namus, kaip jie gyvena, nes jisai vadinamas berberas yra. Tai būtų gal visai įdomu. Jo, tikrai graži vieta, tikrai vertėjo pamatyti. Pažymėta truputį prakaitų, labai gaila ir krauju, bet gerai, kad be jokių traumų. Dar truputį apžiūriu. Kažkada buvęs namas, o dabar tiesiog griuvėsiai. Ir jeigu būčiau pasiėmęs brangesnį automobilį, ką aš būčiau kitaip davažiavęs iki vietos, tikrai ne. Ir mažo automobilio privalumas tas, kad parkuotis labai paprasta. Jo, bet gyvenimas Agadyro mieste ir kalnuose, tokiam modaleskim kaimukyje, tai totaliai skiriasi. Toliau vyksime į Agadyrą. Yra tokia viena vieta, vadinasi Mažasis Marakešas, kopija didelio Marakešo. Tai tenais ir apsilankysime, iš ten ir pafilmuosime. Bet įstosim, kur dar pavalgyti, ne? Kaipgi mes be maisto dabar? Ką aš žinau? Aš negaliu nevalgęs važiuoti.
Sustojom kalnuose, einam ieškoti to maisto. Va, Dit tagine chicken? Tuoj mama valgys mums pagamins. nu. Man patinka, žinokit, jų svetingumas, tas toksai paprastumas. Ir tikrai, va, kai žmonės parašo komentarą, ar jūs nebijote važiuoti taip per Maroką. Žinokit, net minties tokios nekilo, kad aš turėčiau jausti kokią tai baimę. Nu super, tikrai super. Kuo daugiau reikia? Nieko. Galima va vietoj nusipirkti medaus, vandens, tualetinio popieriaus, kiti gėrimai, šiek tiek vaisių yra. Ir žmogus savo vykdo prekybą. Štai ir pats meniu. Tai kuskusas, tadžinas ir dar kokie tai gaminiai. Marokkainisch. Ja. Visas arbatos procesas. Trečią kartą jau tai daro. Atnešė to vietinio organų medžio medaus. Labai skanus. Aš jau ragavau to medaus, labai tirštas, žinokit. Ir labai skanus. Labai švelnus. Sakė dėtis į arbatą. tą medų jau baigiam suvartoti. Ir kas svarbiausia, nesijaučia to tokio saldumo, kad jis būtų per saldus. Tikrai ne. Toks labai švelnus. Labai. Aš pirmas sykį ragauju tokį medą. Na taip, nutirpsta. Žmogus tiek rūpinasi, rodo tą tokį svetingumą. Sako, gal jum židinį užkurti? Ne, sakau, nereikia, sakau, mes labai trumpai. Tai atsigersim arbatos, pavalgysim tą tadžiną ir važiuojam toliau. Vėlgi, labai smagu yra filmuoti tas tokias paprastas vietas, turistinės vietos, aišku, jos yra gražu, bet tas toksai paprastumas, paprastų žmonių gyvenimas, asmeniškai man daug įdomiau. Štai jau atnešė vietinę duoną, dar karšta. Wow. Dar kepa. Vištiena, bulvės, alyvuogės, morkos. Valgom ir važiuojam. Tad skanaus visiems, kas šiuo metu valgot. Big city for the simple country life. Found myself a woman that it took for me to be my wife. Apsivalgė. I was working on a Akimirksniu buvo suvartota. O dabar reziumuokime tai. Tai ką aš galiu pasakyti? Tai tik tai gerus žodžius. Sutiko mus tikrai labai svetingai, labai šiltai. Buvome labai skaniai pamaitinti. Taip kad viskas super. Žodžiu, jeigu kas keliausite po Maroką, tai tikrai nereikia bijoti šitaip važinėti.
Ir mano asmeninė rekomendacija būtų, kad tokius tadžinus valgyti būtent tokiuose kaimuose, pas tuos vietinius berberus, tai tikrai jie padaro būtent tą tikrąjį savo tadžiną. Well, working 3 jobs, living out of the car. Mama never told me life would get this hard. Running around the world playing my guitar. Baby, you can love me, you can leave me, I'm a honky-tonk star. Yeah, a honky-tonk star. Yeah, I'm a honky-tonk star. Ir visą tai vakar iš po kalnų. Labas rytas visiems. Labas rytas. Nežinau, kiek tai kainuos. Tiesiog užsukau į kolonėlę kuro dar kartą. Sakau, nuplaukit man mašiną. Sakė, no problem, no problem. Čia pas juos viskas yra, žinokit, no problem. €3. Važiuojam toliau. Kaip ir privažiavom. Beveik kaip ir Kopenhaga. Pilna dviračių. Vaikštinėjom tokiam gatvelėm. Ieškome turgelio. Mažasis Marakešas randasi nuo Agadyro apie 1,5 valandos kelio, važiuojant link vakarų Sacharos. Buvo įdomu, nepasiklysime mes. Čia nėra. Jeigu pasiklysime, tai bus įdomi patirtis. Nežinau, ar gerai čia darome. Tikiuosi, neįeisim į kokį nors namą. Gatvelės visiškai siaurėja. Ir viskas. Einam atgal. Nu jo, turim visą dieną tam. Bet Gitana, prašom, atsipalaiduok. Be streso. Iš kitos pusės paėmus, tai įdomiai, tikrai įdomiai. Beje, čia truputį vėsiau negu Agadyre. Iš statybinės pusės pažiūrėkite, kaip padaryta struktūra. Ça vous plaît? Ça vous plaît ça? Už sienos girdisi labai malonus garsai. Bet dar nenoriu grįžti į darbus. Dar nenoriu. Ir ką jūs savo manote? To reikėjo tikėtis. Truputį pasiklydom. Vyksta procesas. Kaip ir visur, daugybė prekybos. Samsungai. Batai. Vaizdas mirga. Išeinam atgal. Vietinius važiuoja. Kolegos statybininkai. Rankdarbiai iš molio. Žmonės prekiauja vaisiais, daržovėm, pomidorai, morkos, burokėliai, bananai, durys įvairios. O mes tuo tarpu dar vis nesėkmingai ieškom išėjimo. Kokia savijauta pasiklydus mažajam Marakeše.
Gerai. Gerai, ne? Norėtum gal į didįjį Marakešą? Toli. Pasimsim po kokią bandelę užkasti. Kad linksmiau būtų eiti. Yra ir kroksanų, ir šiaip bandelės. Tu sakei, tų ragolių nori? Jo, vieną ragolį ir vieną tokį. Tai reikia pasistiprinti. Vyksta plytelių darbai. O kroksanas, tarp kitko, skanus. Statybinės medžiagos. Va dabar aš jums parodysiu plytelių, kokių yra Maroke. Pasikviečia į vidų. Kvadrato kaina 7,50 €. Gražu, ne? Gražu. Bandelės buvo saldžios, tai galima nusiplauti rankas. This is Skaya. Moroccan Skaya. Skaja? Yeah. O. Ką manote jūs apie tokias spalvingas plyteles? Sugalvojau labai trumpai, nubėgsiu pažiūrėti, kas ten toje angoje. Nieko čia nėra. Žodžiu, mašiną jau radom, viskas gerai, bet pasivaikščiojimą tęsim toliau. Hello. Nu, nelabai. Čia daugiau kas įdomaus. Montuoju filmuką jums pažiūrėti ir žinokite, žiūriu, kad aš neturiu šio filmuko pabaigos. Mes tai labai greitai ištaisysime. Ką manai tu apie tą mažąjį Marakešą? Patiko? Patiko? Patiko, ne? Patiko. Man tai asmeniškai tiesiog tokia, ką žinau, tokia prekybos vieta ir tiek. Jo ar ne? Jo? Tiesiog pasivaikščiojom, paklaidžiojom. Tai va, tai buvo labai įdomu, nes klaidžioti visada įdomu. Nu taip, pasiklysta gatvėse. O mes tada atsisveikinam šiame filmukėje. Tariam, ačiū, kad buvote, ačiū, kad prenumeruojate, kad spaudžiate laikučius. Ate visiems. Visą geriausią.